Jie trumpai. 1662 metais gegužės mėnesį Salemo mieste, Masačusetso valstijoje prasidėjo vienas didžiausių teismų procesų Naujosios Anglijos istorijoje, kuriame įtariamieji buvo kaltinami raganavimu. Teisme vyko raganų medžioklė ir Salemo teismo proceso metu buvo nuteista mirtimi pakariant 19 žmonių. Nuo 155 iki 200 žmonių buvo uždaryta į areštinę. Vienas įtariamųjų buvo apmėtytas akmenimis, dar 5 mirė kalėjime. 1663 metais, gegužės mėnesį, Masačusetso gubernatorius pasigailėjo apkaltintų žmonių. 1667 metais teismas pripažino, kad padarė klaidą, priimant galutinį sprendimą. 1702 metais teismas buvo pripažintas neteisėtas. Sausio mėnesį 1692 metais Salemo mieste vietinė puritonų pastoriaus Samuelio Periso šeimoje susirgo duktė bei dukterėčia. 9 Elizabeta Peris ir 12 Abigail Williams liga ir jos sukėlėją nustatyti nepavyko. Kiekvieną dieną mergaitės jautėsi vis blogiau. Ligos simptomai buvo labai keisti. Vaikai lindo po stalais, karščiavo, skundėsi kūno skausmais, odos niežėjimu ir šūkčiojo nešvankius žodžius. Kai pastorius Perisas skaitydavo pamokslą, jos užsikišdavo ausis. Netrukus panašus simptomai pasireiškė ir dar keliom merginų. Viena iš jų turtingiausių miestelio gyventojų duktė, todėl buvo skubiai iškviesti gydytojai. Remdamiesi tuomet labai populiaria vieno Bostono pastoriaus Kataro knyga apie raganavimą ir kitus paranormalius reiškinius, gydytojai ir tėvai greitai priėjo išvados, kad mergaitės apsėdo velnias. Knygoje buvo aprašytas atvejis, kai airės kalbėja buvo apkaltinta ir pakarta dėl raganavimo. Ji užkeikė savo šeimininko vaikus. Tad remdamis šiuo atveju, Salemo elitas kartu su pastoriumi ir vicegubernatoriumi bei daktaru paskelbė, kad merginų liga buvo iššaukta burtais. Po kelių dienų Elizabeta Peris apkaltino burtais kunigo vergę Titubą. Daugelis gyventojų iš tiesų įtarinėjo Titubą burtais. Ji buvo atvežta pastoriaus Periso iš Barbadoso ir labai daug pasakojo merginoms apie vudu stebuklus. Vaikai apkaltino juodąją magiją dar 2 moteris, tarp kurių buvo kaimynė Sara Osborne ir vargšė Sara Good. Jos labai tiko kaltinimu, nes abi moteris beveik nelankė bažnyčios. 29 vasario 1662 metais Sara Good ir Sara Osborne buvo sulaikytas remiantis raganavimo kaltinimu bei bendravimo su velniu. Sulaikyta Tituba prisipažino, kad ji ir dar 4 moteris yra raganos. Ji teigė tyrėjams, kad jos kartu skraidė ant šluotos ir tampė susirgusias merginas. Visos kaltinamos buvo žeminančiai apžiūrimos, tai yra viešai išrengtos nuogai ir nuskusti nuo kūno visi plaukai. Buvo ieškoma ant kūno raganų žymų. Vaikų pasakojimai ir valdžios provokacijas privedė Salemo gyventojus prie paranojos. Tarp raganavimų buvo įtariamas kas antras gyventojas. Raganavimo šešėlis palietė ne tik apkaltintas moteris, bet ir jų artimųjų giminaičius bei šiaip nepalankių miesto piliečių. Tad sulaikymai buvo masiniai. Užtekdavo tik kam nors neįtikti ir būdavo apkaltinti raganavimu. Teismo procesas Saleme prasidėjo 1692 metais, gegužės mėnesį. Teismo teisėjus paskyrė gubernatorius Phipsas. Teisėjais buvo vicegubernatorius ir jo bendraminčiai. Teismo pirmininku buvo paskirtas Williamas Statonas, kuris neturėjo teisinio išsilavinimo ir buvo aršus raganų medžioklės šalininkas. Teismo metu vyko aršus teologiniai ginčai. Teismas teismo proceso metu jau laikė įtariamuosius kaltais, kadangi jie leido velniui išnaudoti jų kūnus blogiems darbams. Įrodymai buvo sergančių mergaičių pasisakymai. Kaltinamųjų advokatai bandė rodyti, kad velnias galėjo pasinaudoti kaltinamaisiais, neklausiant jų nuomonės. Jie rėmėsi tuo, kad tamsos valdovui nereikia sutikimo norint pagrobti sielą. Tačiau teismas turėjo savo poziciją. Pirma nuteista mirties bausmė buvo Brigita Bishop. Pagyvenusi moteris buvo kaltinama bendradarbiaujanti su velniu. Ji buvo įtarta dėl to, kad mėgo spalvingai rengtis, nes puritonėmis moterims buvo leidžiama vilkėti tik juodos spalvos tankaus audinio drabužius. Tad daugelis net nebejojo jos kalte. Jos sesers vyras tvirtino, kad ji ragana, o visuomenės akyse ji elgėsi ekscentriškai ir retai kada atsiskaitydavo už prekes ar paslaugas laiku. Raganų medžioklė labai išplito, kai fanatikai su Stautonu priešaky pradės štampuoti kaltinimus mirtimi, remiantis tik sergančių mergaičių parodymas.
Vienas smuklės darbuotojas atvirai pasisakė prieš raganų medžioklę. Tuoj atsirado žmonių prisiekinčių, kad matė jo vaiduoklį. Nepaisant to, kad vyras aiškina esąs nekaltas, jis buvo nuteistas mirties bausmė. Taip pat 2 šunimis, kaip įtariamiems raganų pagalbininkams, buvo įvykdyta mirties bausmė. Matė apie absurdišką situaciją, įtakingi miestelio asmenys nusprendė pabaigti šį reikalą, kad teismo sprendimas greičiau baigtųsi. Tačiau teismo sprendimai vis tęsiasi. Teismas rėmėsi tik abstrakčiais, o ne konkrečiais įrodymais, nes priklausomybę tamsioms jėgoms buvo neįmanoma įrodyti. Be to buvo apkaltinti žmonės, kurie buvo prieš šį teismo procesą ar atskirus teismo sprendimus. Pavyzdžiui, vienas prieštaraujantis buvo apkaltintas serijiniu žudiku. Teismas mirtimi pripažino 19 kaltinamųjų, o nuo 4 iki 13 žmonių mirė kalėjimuose. Jill Corey, vietinis žemdirbys, bijodamas prarasti turtą, neprisipažino kaltu. Mirė po 2 mėnesių neatlaikęs kankinimų, kai jam ant krūtinės dėjo sunkius akmenis ir bandė priversti prisipažinti. Apie 200 žmonių teismo proceso metu buvo įkalinti. 4 metų mergaitė 8 mėnesius prasidėjo kalėjime kartu su mama ir lydėjo ją į mirties bausmės vykdymo vietą. Tuo metu mirties bausmės laukė dar 33 žmonės. Birželio 29-30 dienomis buvo nuteista mirties bausmė dar 5 moteris. Liepos 19 dieną joms buvo įvykdyta egzekucija. Visos moteris buvo pakartos. Rugpjūčio 5 dieną teismas pripažino mirties bausmę pakariant dar 6 žmonės. Daugelis šių žmonių buvo uolūs katalikai, einantis į bažnyčią. 1692 metais rugsėjo 22 dieną įvyko paskutinė bausmė Salemo raganų byloje. Egzekucija buvo vykdyta dar 7 asmenims. Spalio mėnesį daugelis pradėjo abejoti, ar buvo teisingai priimtas teismo sprendimas. Gubernatorius liepė nebenaudoti abejotinių įrodymų teisme. Jis uždraudė liesti kaltinamosius, norint išsiaiškinti, ar jie užsiima raganavimu. Taip pat paleista 28 iš 33 įtariamųjų. Savo sprendimą jis grindė tuo, kad nėra pakankamai įrodymų dėl įkalinimo kaltumo. Lygiai po 1,5 metų gubernatorius atleido nuo bausmės likusius kaltinamosius. Liūdesio diena Saleme buvo paskelbta 1697 metais sausio 14 dieną. Buvo pripažinta, kad tai buvo baisi tragedija. Kai kurie teisėjai ir prisiekusieji viešai apgailestavo, o pastorius Perisas teisinasi, kad jo sprendimus įtakojo kiti asmenys, kurie jį suklaidino. 1692 metų teismo sprendimas dėl Salemo raganų buvo pripažintas neteisėtu. Po 9 metų visiems nuteistiesiems buvo panaikinti bet kokie kaltinimai, atstatytos pilietinės teisės, grąžino gerą vardą mirusiems ir išmokėjo didžiulės kompensacijas nukentėjusiems ir jų šeimos nariams. 1752 metais Salemo gyvenvietė buvo pervadinta į Denverį. 1992 metais Salemo aukoms atminti buvo pastatytas memorialas. Ši istorija mums parodo, kaip greit visuomenė patiki nebūtais dalykais ir pasiduoda panikai, kurios rezultatu gali tapti nekaltos žmonių gyvybės.